Ar pats norėtumėte gyventi tokiu laikotarpiu ir tokiame Vilniuje, kokį aprašėte savo knygoje? Ir kodėl? Aš nežinau, ar aš pats norėčiau gyventi. Man labai patinka Vilnius, kuriame aš dabar gyvenu. Ir būtent tai, kad ir suteikia galimybę fantazuoti ir kurti. Tai aišku, šiek tiek visuomet mes romantizuojam mūsų praeitį. Ir daug kas galbūt sakytum, kad norėtų ir įvairiuose fantastiniuose pasauliuose gyventi, tos maginės fantastikos pasauliuose, kur riteriai, drakonai, princesės. Bet po to, kai pagalvojai, kokie ten buvo buitiniai patogumai, kad nebuvo nei tualetų, nei elektros, nei interneto, tai tada aš nežinau, ar aš labai norėčiau tokiame pasaulyje gyventi. Gal geriau jį aprašyti ir jį žiūrėti iš tolo ir palikti su juo susipažinti skaitytojams virtualiai. Tradicinis klausimas, bet labai įdomus. Kodėl ėmėtės romano rašymo? Su Alma Litera leidykla, kuri išleido Vilko valandą, aš jau draugauju turbūt daugiau kaip 20 metų. Aš buvau jų vertėjas, išverčiau Tolkieno Žiedų valdovą, dar apie 10 knygų. Ir jie ilgai kalbino, kad aš kažką irgi pabandyčiau rašyti savo. Aš labai smarkiai nesiveržiau, kad tai nebūtų vien tik tai rašymas ir leidimas knygos dėl to, kad autorius yra, tarkim, televizijos laidų vedėjas, kas mūsyse yra kartais pakankamai populiarus toksai leidybos žingsnis. Bet aš norėjau papasakoti nors originalaus, nenorėjau būti 7. kopijuojantis Daną Brauną ar Rowling ar vampyrus ar dar kažką. Tai tiesiog prireikė tokios idėjos, kai su tą idėją susigyvenau ir man pasirodė, kad jinai gali būti visai originali ir naujoviška. Tai būtų pirmas tokio stiliaus romanas lietuviškai, tada ir nusprendžiau, kad jau metas bandyti. Po to dar buvo knygų mugė, per kurią aš taip neapdairiai prisižadėjau spaudai, kad jau tikrai parašysiu per metus knygą ir tada jau nebebuvo kur trauktis. Ši knyga rodo, kad jūsų fantazija yra laki ir beribė. Kur sėmėtės idėjų ir minčių knygai? Man šiaip pats žanras yra įdomus, aš manau, kad kiekvienas, bet kokiam žanre rašantis rašytojas turi daug skaityti to žanro knygų. Aš mėgstu maginę fantastiką, tai čia turbūt nuo vaikystės ta vaizduotė buvo tokia lavinama, man patinka ir žaidimai, stalo žaidimai, vaidmenų žaidimai, kuriuose tiesiog privaloma turėti daug vaizduotės. Tai aš manau, kad mes kai kuriuos žaidimus vis dar žaidžiam jau 10 ar 12 metų su ta pačia kompanija, kur iš tikrųjų reikia tos smarkaus tokio vaizduotės pliūpsnio. O kitas dalykas, kad pats Vilnius yra labai dėkinga vieta rašyti tokioms knygoms. Aš vaikščiodavau praėjusią vasarą po Vilnių ir beveik iš kiekvieno tokio pasivaikščiodavau aš parsineždavau kažką naujo. Ar tai Gedimino bokštas virsdavo navigatorių, kurie kontroliuoja orlaivių pakilimus ir nusileidimus Vilniuje centru, ar kažkoks naujas personažas man šmėsteldavo ir aš tiesiog truputį pakeisdavau. Taip pat Vilnius suteikia labai daug medžiagos. Tiek realusis Vilnius, tiek tas istorinis Vilnius, su kuriuo aš susipažinau kur kas atidžiau skaitydamas archyvinės medžiagas ir Vilniaus legendas. Ar knygos rašymas yra toks pat įtraukiantis ir rizikingas užsiėmimas kaip ir pokeris? Azarto tikrai yra. Nors tas azartas jisai keičiasi. Ir kiekvienas rašytojas yra pasakęs, kad knygos rašymas tarsi turi 4 fazes. Iš pradžių santykis su tavo rašymo knyga yra kaip su meiluže. Viskas labai gražu, viskas labai nauja, miela ir įdomu. Po to kaip su žmona, kad viskas tas pats per tą patį, kiekvieną dieną po 500 žodžių ir panašiai. Po to kaip su uošve, kuri tau kala į galvą, kad tu rašyk, kodėl nerašai. Ir galiausiai ta knyga tampa kankintoja. Azarto prasme panašu, rizikos galbūt ne kitokia rizika yra. Tu nerizikuoji kažkiek nukentėti finansiškai, kaip būna pokeryje. Tačiau tu rizikuoji tam tikrą prasme savo reputaciją, savo vardu, kurį tu išspausdini knygos viršelio ir taip pat tu prašai iš pasitikėjimo iš skaitytojo, kuris investuoja savo laiką ir savo pinigus į tai, ką tu parašai. Ir jam tai turi būti įdomu, turi atitikti jo lūkesčius ta knyga. Ar patogiai jaučiatės naujajame rašytojo vaidmenyje? Dabar tie pavadinimai rašytojai, žurnalistai, dar kažkas jau beveik kiekvienas žmogus gali labai greitai užsidėti tokį antspauduką, jeigu jam yra poreikis. Aš pirmam kurse mes buvom pasidarę vizitinės korteles, kuriuose prisistatinėjom kaip kino kompanijos prezidentą ir prodiuseriai. Tai labai gerai padėjo pažindinti su merginomis baruose, bet nuo to mes netapom kino industrijos žmonėmis, bet iliuzija susidaro tokia. O šiaip pats savijauta, tai jinai labai smarkiai nepasikeitė. Galbūt tik tai aš pamačiau šiek tiek iš vidaus tą pačią mūsų literatūros verslo, literatūros leidybos virtuvę, kuri man buvo visuomet labai įdomi, tam tikrą susipriešinimą tarp rimtosios ir pramoginės literatūros rašytojų ir tam tikrą prasme tą krizę, kurią išgyvena leidybos verslas dabar. Kada Vilko valandos gerbėjai gali tikėtis paimti knygos tęsinį į rankas?
kai mokiausi rašyti, nu, aš turiu meni ne ten A, B raidelės, o kai mokiausi, kaip rašomi romanai, kaip rašomi netgi tokio žanro, steampunko romanai, aš lankiau užsienio kursus internete ir ten buvo vienas iš patarimų pradedantiesiam rašytojams, kad niekuomet neplanuokit trilogijos. Tai aš ir nusprendžiau laikytis to patarimo, aš suplanavau, kad tai bus tetralogija, tai yra 4 knygų. Kadangi apie trilogiją sakė, kad negalima, tai apie tetralogiją nieko nesakė. Bet jeigu rimtai šnekant, tai apie antrą knygą aš galvojau, tada pradėsiu galvoti, jeigu pardavimai pirmos knygos pasieks tam tikrą ribą, kritinę ribą, kai aš pamatysiu, kad tikrai galbūt yra įdomu žmonėm tai, ką aš parašiau. Ta ribą mes pasiekėm pakankamai greitai, pirmas tiražas buvo išparduotas per 10 dienų, dabar jau yra prekyboje 3 tiražas. Tai ir knyga turbūt atsiras panašiai, nežinau kol kas kada, dabartinė Vilko valandoje yra trumpa Maro dienos ištrauka antrosios knygos, ten parašyta, kad ji pasirodys knygynose 2014 metais. Tai į tai aš ir orientuojasi, bet kada tai bus ar sausio 1 ar gruodžio 31, dar kol kas sunku pasakyti, ką tik baigėsi Vilko valandos turas po Lietuvą, prasidės vasara ir tada jau pradėsiu rimtai, sėsiu prie stalo ir matysiu, kur šį kartą linguoja ir banguoja mano fantazija.